Sveiki visi, čia yra kiaušiagalvis, Bybio nėra, aš jums tai papasakosiu, kodėl Bybės nėra. Taigi, mes sugalvojame padaryti tokią sting operation. Šiaip atsiprašau, kad manęs čia nesimato, čia nėra jokio švietimo. Mes pradėjom gaudyti pedofilus ir šiandien mes pagausime savo pirmą auką. Tai kodėl Bybio čia nėra? Bybys yra aktorius, nes, mes sukūrėm profilį ir užėjom atėjo Bybį, kad priviliot pedofilą. Tai šiandien mes turime savo pirmą auką. Bybys dabar yra su to pedofilu. Ir karočią, dabar einu įsiterpti. Tai aš jau prie pat jų, aš užkelsiu į 9 aukštą laiptinės. Pasikalbėsim su mūsų pedofilu. Mes esame dabar laiptinėje, laukiame užkelti į 9 aukštą, kur mūsų auka planuoja dalyvauti intymiuose santykiuose su Bybiu. Kylame į 9 aukštą. Jis nežino, kas jo laukia nachui. Kasgi čia vyksta? Ar būtum Ernestas Končius? O čia nesimato. Na. Well. Ar būtumėt Ernestas Končius? Ką? Kaip tu mane radai? Davai, papasakok kamerą, ką tu man norėjai daryti, ne? Tu mane apgavai, pydarė nahui. Ką, aš tau panašus į 12-metį berniuką? Tu mane apipis eina nahui. Ką tu ten norėjai sakyti, ha? Koks tu blogas žmogus? Ką tu ten norėjai, papūsti į mano foreskin, kad išsiplėstų Bybiukas? Ką tu ten norėjai? Tu gali to nepasakot, mus filmuoja. Ką? Ha? Norėjai apkončinti visą mano veidą ir viską nulaižyti tada? Ha? Tokio nebuvo. Aha. Tu sugalvojai. Gal parodyk kišenės, Gerai, kaip ten Mes su tavim tiesiog draugai, žiūrėk, man 40 metų, Draugai? tau 12, kodėl mes negalim Aš tiesiog mačiau viską, draugauti? ką tu man darėjai. Jis meluoja. Jūs neturite įrodymų, mes tiesiog sėdėjom. Mes turim visas žinutės tarp tavęs ir Bybio. Ką tu Ką ten man turit sakei? pasisakyti? Žinok, jis man siūlė čiupą paimti iš čia jo kažkas kišenės. kitas rašė, mes su tavim nesusirašinėjom, aš tave Aha. laukia pagrobiau tiesiog. Ką tu ten su mano speneliais darai? Nepatogus klausimas, nenoriu atsakinėti. Aha. Prašau. Ernestai, aš supratau, kad jūs turit fetišą žiūrėti, kaip jūsų aukos bando važiuoti ant to dviračio. Oi, myli, suk savo padangą, davai. Prašau, suk savo padangą. Nu, Ant slidžių grindų. turi fetišą? Gerai, davai. Pažiūrėk, kaip atsistas tavo pimpaliukas. Žiūrėk tu pedofilė. O tai kaip tas ratas sukasi. O tau tikrai nepatinka, kad aš pedofilas, o tu mažas berniukas, tipo. Man iš pradžių patiko. Aš labai... Tai kam tu tada šitą dalbajuką čia pakvietei? Nes mes gaudom tokius kaip tu. Jis net golfą lošt nemoka. Kam tu jį pakvietei? šitą Anksčiau dalbą? mes būdavom kaip tu. Ernestai, viskas, kas čia įvyko, buvo suplanuota. Nu, bet Mes- visgi ką tik pasakė. Mes- Aš jaučiai, kad jam patiko. Aš tiesiog geras aktorius esu. Ernestai, ką mes turim dabar tau pasakyti? Mes esam Bybys ir kiaušiagalvis ir mes darom online O ne. series, kur mes pagaunam suaugusius žmonės, kurie... Gali būt, nenoriu to girdėti. Kiek dar berniukų tavo grinderio message'uose yra? Kaip Tu esi pirmas. Aha. Tu esi pirmas, tikrai, bazaras. Ernestai, mes gaudom tokius žmonės kaip tu, kurie bando susitikti su nepilnamečiais vaikais ir dalyvauti su jais intymiuose santykiuose. Mes jau turim ant linijos policiją, tai gal yra paskutinių žodžių? Aha, patikėjot. Jūs realiai galvojot, kad man 40 metų ir aš pedofilas. Taip. Nichuja. Fucking Man 15, o jam 16. Mes turim visas žinutes. Jis jaunesnis už mane. Oi, tai yra vyresnis. Jis vyresnis už mane. Jis vyresnis už mane. Tai pedofilas yra jis, o ne aš, nes jam 16, o man 15. Man Aš- 22. Atsiųsk man šitą vaizdo įrašą. Aš teisme
Nu, tiesiog. Aš teisme parodysiu būtinai šitą vaizdo įrašą ir jūs du pedikus surakins. Gerai, mes turim. Čia būtų jūsų paskyra, ne? Gali paaiškinti mum, kieno čia pimpolas? Jo. Taip, tai iš šitos paskyros mes turim visas žinutės, kurios vyko tarp jūsų ir profilio vardu Emilis. Ir jūs manėte, kad jis buvo 12-metis berniukas. Pačioj pradžioj žinučių jums buvo pasakyta, kad jam yra 12 metų. Aš taip metų. maniau, bet pasirodo, kad jam nichuja ne 12, o 16. Aš iš pradžių, tiesą sakant, norėjau būti pedofilu, bet šitas noras yra silpnesnis negu veiksmai, karoči. Kuris iš mūsų užpylė vanilos ant nipples ir viską nulaižė? Tu? Bet vis tiek tu vyresnis. Kuris iš mūsų kiekvieną vakarą siuntė kitam pimpalą ir 2 negriukus, kurie pisasi? Tu? Tokie vidosai tau patinka, by the way. Bet esmė tame, tu galvoji, kad jam 12 ir tu norėjai pasipis su juo. Tame esmė. Aš norėjau, bet... Nesvarbu, kad jam 16, tu norėjai su 12-mečiu pasipis. Manęs nubaus negalima, o už veiksmą galima. Tai Nes jam 16, o man 15. Už norą irgi galima nubausti. 22 badė. Bet jį galima stipriau nubausti. Ką jis blogo padarė, nachai? Kad jis vyresnis už mane ir jis man taip pat kaip ir aš esmė jam tame, siuntė kad tu turėjai ketinimus pasipist su nepilnamečiu. Ir jis man siuntė savo pimpaliuką. Taip. 5 somų. Ir tu tam sutikai. Tame esmė, tu galėjai parašyti, oi bletau 12, ne, mes negalim kalbėti, bet tu toliau su juo kalbėjai. Nu. Ir kas? Svarbiausia, kad jam 16, o ne 12. Aš apie tai žinojau, aš iškart pagal išvaizdą supratau, kad jis vyresnis už mane. Tu pažiūrėk, kaip jis atrodo. Ūsai, barzda, aš iškart supratau, kad jis vyresnis už mane. Aš irgi viską iš anksto suplanavau, kaip ir jūs. Jūs nemanykit, kad aš toks dalbajokas. Jis sakė, kad jam 12. Jo, bet aš iškart žinojau, kad jam 22, bet pasirodo, kad jam 16. Mano Tinderio profilinėje buvo tik vaikas kažkoks nufotkintas. Tu puikiai matei ten mažą berniuką. Nu. Tai, pala, tu ištraukiai kažkur nelegaliai to mažo berniuko pimpalo ir šiknos fotkės. Tu man siuntei savo tipo pimpalą ir šopą. Pimpalas ir šikna buvo mano. Gerai. Bet to vaiko nuotraukos buvo kažkoks random vaikas, kuris sutiko. Aš netikiu. Vat tame vidose parodysi tas fotkės. Pas jie negali taip būti. Nes ten nebuvo plaukų beveik. Ernestai, nekalbėk vienaskaitą. Mes abu visą šitą suplanavom. Mes profiliai setapinam. Ai. Nu. Mes matėm, kas ten vyko. Mes matėm visas tas žinutės. Taip. Mes abu žiūrėjom ir žvengiam, kol tu rašei apie savo mažą susmirkusį pimpalą. Blet, negali būt. Jūs abu skaitėt visą tai. Ir mano žinutės. Nori pacituosiu tavo vieną žinutę. Man patinka 12-mečiai berniukai. Dėl to, nes aš končinu visą laiką 12 kartų. Ei, kur bėga? Taigi, sveiki visi dar kartą. Norėjau šitą nufilmuoti su Bibiu, bet jis, kadangi norėjo atšvęsti mūsų pirmą pagautą auką, tai išėjo 2 švirkštų heroino susileisti. Tai, žodžiu, kas įvyko po to, kai pabėgo Ernestas Končius. Aišku, mes turėjom jau ant linijos policiją. Mes davėm jiem visą informaciją apie jį. Ir, aišku, čia yra 2 dienos po praeito įvykio. Tai, žodžiu, policija turi jo visą informaciją ir mes laukiam žinių iš policijos daugiau. Ir dabar, kiek turim žinių, tai karočią Končius yra kaltas dėl, žinot, kokių priežasčių. Jis laukia teismo posėdžio ir jam gresia 5 metai kalėjimo. Jo šiknaskylė turbūt nebus labai laiminga tą sužinojusi. Ir jo, tai čia yra kiek žinių mes turim dabar. Ir aišku, mes jum pranešim viską.
Ką sužinosim toliau, įdėsim Končiaus makščiotą ir pasimatysim kitą kartą. Kiaušiagalvis out.